kaip čia neįmušė, tokio šanso iš tikrųjų nei viena komanda neturėjo. Ir tai suprasdamas Robertas Poškus, vyriausias treneris, jis nusprendė, taip, pažengsiu į aikštę, aš esu vyriausias treneris, aš galiu savo tai leisti. Ne, iš tikrųjų taip nebūna, demokratija yra, aišku, ir pasitarė ir su asistentu, bet aišku, Poškus jaučia, kad jis neš to šviežumo priekyje, tos jėgos, galų galia po standarto gali įmušti ir jis pasirodo aikštė, 32 numeris nebematau. Aikštė Boriso Ignatjevo ir taip pat aikštėje mes matysime 11 numerį, tai yra būtent Rokas Urbelis, o dar vienas taktinis perstatymas toks, kad kyla į viršų Rytis Plotas ir jis žais kaip krašto saugas, o Rokas Borusas atsitraukė ir antrajame kėlinyje žais būtent kaip krašto gynėjas, taip kad antrajame kėlinyje kur kas daugiau turėtume pamatyti tokio aštrumo ir patirties galbūt būtent kalbant apie Granito komandos atakas. Ekranas savo ruoštų po pirmojo kėlinio nieko nekeičia. Visas 11-ukas, kuris pradėjo rungtynės, jis ir toliau yra aikštėje ir jis ir toliau rungtynios. O Granitas tik tai pasilieka vieną vienintelį keitimą. Tiek Urbelis, tiek Poškus, aišku, yra atakuojantys žaidėjai. Ir atakos galės žais Poškus, Ribokas po juo. Na, o kur rungtyniaus Rokas Urbelis, galbūt kairiajame krašte. Tai yra labai, labai realus, manau, variantas. Čia pražanga iš nugaros ir galime pamatyti gal ir pirmą geltoną kortelę. Ar šį kartą teisėjas taip ramiau viską įvertins? Ne, šį kartą sako Donatui Petrauskui, kad kortelės nebus. Tačiau žodinis įspėjimas aišku buvo. Keitimai iš esmės lyg ir parodo vieną dalyką, kad tikrai nori pergalę šiandien Granitas. Taip pat nebeliko aikštėje Jurgelevičius. Jis žaidė krašte, nepasakyčiau, kad žaidė blogai, bet Rokas Urbelis irgi tikrai jokių būdų neblogesnio lygio futbolininkas ir paprasčiausiai ir jam suteikiamas šansas, ir jam suteikiamas kėlinys. Ir Rokas Urbelis yra labiau patyręs žaidėjas, taip kad galbūt tokia situacija šio gal ir naudos bus daugiau. Labai įsisiautė čia kažkaip tas lietus ir tai, manau, vis labiau įtako žaidimą. Baranauskas kairė koja ir kam pirmam atiteks kamuolys, nieko nebuvo. Nieko nebuvo. Šušnėra žaidė švariai. Taip, bandė dabar išpešti maksimumą iš šios situacijos Granitas, bet tas pirmas įspūdis būtent man atrodė, kad dabar švariai žaidė. Šušnėras, čia pliaupė lietus, kompiuterio ant kelių neturiu, pakartojimų tikrai nematau, taip kad jums aišku geriau matyti. Galbūt teisėjas suklydo, aš nežinau. Man atrodo, kad pirmas įspūdis buvo, kad viskas labai teisinga. Čia į baudos aikštelę, Baranauskas atiduoda kamuolį atgal. Ir didės Granitos spaudimas antrajame kėlinyje. Visko gali būti po kampinio. Šušnieras antrajame aukšte. Tvarkingai ginasi dabar šis legionierius. Futbolininkas, kuris gyvena Australijoje, nors šiaip nėra australas, serbas. Gal toks karšto būdo žaidėjas, bet kaip futbolininkas tikrai jaunas, labai perspektyvus, labai talentingas. Tikėsime, kad ir išauks kažkas iš jo, kažkas rimtesnė ir žais kažkada pajėgėje užsienio lygoje. Ekranas turi savo keitimų, kol kas tie visi žaidėjai ant suolo, o ten atakos Smaigalėlė vėl tą prašo kamuolio, jam kamuolys adresuojamas fantastiškai žaidžia antrame aukšte, šis tikrai nedidukas žaidėjas, tačiau kamuolį prisėmus nelabai yra pasirinkimų, ką su to kamuoliu daryti, bent jau priekyje nelabai pavyksta kažką padaryti, tenka suktis atgal ir pavojus likviduojamas. Mandinio Daukšai atgal Šušnierui ir čia jau Aleksas su kamuolio. Perdavimas atgal, ten svarbiausia neprisižaisti, beje, kol kas Stanulevičiui, manau, galima rašyti gana aukštą balą už jo būtent žaidimą šiandien gynybos viduryje. Jo toje pozicijoje žaidžiančio niekada nesumatęs, bet šiandien palieka gerą įspūdį ir panašu, kad tai alternatyva ir ten jis žaisti gali. Rokas Urbelis kairiajame saugų linijos krašte žais. Antrajame kėlinyje, taip apšilimą per pertrauką darė tokia gera labai nuotaika. Galbūt jautė ir žinojo, kad pasirodys iš karto po keitimo aikštėje. Manau, treneris vis tiek pasakė ruoškis tam, kad gerai apšiltų per pertrauką. Ir visą tai jis padarė. Ekrano aistruoliai. Ir toliau puikiai palaiko komandą, nepaisant to, kad žaidžia išvykoje, manau, ekranas gana gerai jaučiasi, kas liečia būtent sirgalių palaikymą. Tai šiandien tikrai jie turi tvirtesnį užnugarį turbūt nei Klaipėdos Granitas. Čia teisėjas Švilpuka parodo, kad turi ir teks viską kartoti. Granitui pagudrauti nepavyksta dabar. Primenu, į transliaciją tik dabar stebite ir nematėte rytinių rungtynių, tai 3-0 Žalgiris sutriuškino trakus ir, pasakyčiau, net praktiškai ir užsitikrino čempionų titulą. O čia 1-0! Siunčia kamuolį į vartų tinklą Klaipėdos Granito komanda po standartinės situacijos. Kamuolys atsiduria ten, kur jis ir turi būti. Taip, kas įmuša? Poškus. Užteko vos kelių minučių jam. Rezultatas tampa 1-0. Bravo Robertui Poškui šioje situacijoje. Viską puikiai atliko jis. Patyrė žaidėjas. Ir va, tai yra jau jo stichija. Tokie epizodai.
tokias galimybės mušti į vartus ir suaktyvina savo puolimą antrajame kėlinyje. Granitas ir iš karto įmuša. Ekranas savo ruoštų ir toliau. Kol kas šiandien be progų. O čia vaikiškai prarandamas kamuolys. Daukšos klaidelė ir iš karto Rytis Pilotas bandys nubausti savo varžovą, tačiau Daukša iš karto tą klaidą ištaiso. Na, Granitas, manau, jungs aukštesnę pavarą. Kai toks rezultatas ir bandys įmušti dar vieną įvartį, kad paprasčiausiai nepaliktų jokių vilčių Panevėžio Ekrano komandai ir tą pergalę užsitikrintų kuo įmanoma anksčiau. Po standarto dabar nesėkmingai sužaidė visiškai gynyboje Ekrano komanda, subirėjus ir iš labai artimos distancijos buvo leista Poškui mušti į vartus galvą, ką Poškus ir labai sėkmingai iš karto daro. Jis irgi tu už Granitą, tai suplok. Čia girdime skanduotės Klaipėdoje. Aišku, nuotaikos Ekrano komandoje liūdnos. Standartas, pavojus ir ten Mandinio neblogai ginasi. Dar kartą į baudos aikštelę, dar kartą kampinis. Antrą kėlinį visiškai užspūsti ekraniečiai. Ir kol kas nieko sukurti jiems nepavyksta. Prie varžovų vartų. Nu ir gynyba neblizga, bent jau toje situacijoje, kai buvo praleistas įvartis. Dar kartą į baudos aikštelę. Viskas galop gerai baigėsi ir čia Livelto turi šansą. Tačiau puikiai su juo dabar tvarkosi varžovai. Livelto dar kartą sėkmingai kovoja ir pavyksta Livelto išsaugoti kamuolį savo komandai. Ataka kraštu. Salamonavičius linkė Livelto, na galbūt dabar. Kol kas tikrai Livelto problemą fantastiškai sprendžia Granitas. Čia ranka žaidimo teisėjas nefiksuoja. Labai pikti dėl to yra Panevėžio Ekrano žaidėjai. Teisėjas sako, kad čia žaidimo ranka nebuvo. Slidinėje žaidėjai, tačiau atiduoda visas jėgas Daukša. Ir čia jau nėra nuošalės, yra. Nuošalė labai dažnai. Šiandien Tamulevičius, nežinau kodėl, bet nuošalė pernelyg dažnai. Jau kokį 5. kartą šiandien nuošalė Tamulevičius atsiduria. Čia link Piloto ir pernelyg stiprus perdavimas. Pilotas, kad ir kiek jėgų atiduoda, čia prie kamuolio spėti variantų nelabai buvo jam. Na, net ir iškovos pergalę. Granitas Ekrano turnyro lentelėje dar tikrai neaplenks. Tačiau žiūrint iš kitos pusės vis tik 3 taškai yra 3 taškai ir tu priartėjai prie varžovo bei nutolsti nuo bangos, nuo tų pačių galų galėjo Šiaulių. Baranauskas. Čia Donatas Petrauskas. Akimis ieško ir kol kas to techninio broko, na, ypatingai daug Ekranų žaidime. Ir siunčiame apšilinėti keli Panevėžio Ekrano komandos žaidėjai, jauni žaidėjai, kurie galbūt ir galėtų sustiprinti komandos žaidimą šiandien. Tamulevičius. Ir ten šansų Salamonavičiui kamuolio pasiekti nėra jokių. Na ką ir sakiau, Granitas gana neblogai atlieka standartus, o Ekranas pats standartų atlikti nelabai moka. Čia Livelto. Gražu žiūrėti. Ir toliau būtent jis su kamuoliu. Šio Brazilo šou. Livelto. Ir pataiko dabar į vieną iš varžovų. Tačiau lyderis reikalingas, ypatingai tokiu metu. O čia galimybė pavojingai greitai atakai. Poškus! 2-0. Visiškai išmaudyta Ekrano gynyba ir Robertas Poškus rodo, kad šis patyręs vilkas turi daug parako ir jam Ekrano gynyba yra vieni juokai šiandien. Net 10 minučių neprireikė Robertui Poškui šiandien, kad 2 kartus pasiųstų kamuolį į vartų tinklą ir panašu, kad intrigos šiandien jau gal ir nelieka. Ekranas antrajame kėlinyje visiškai nepažaidžia. Niekas nepavyksta šiai komandai. Ir rezultatas 2-0. Situacija komplikuojasi. Pro dešinį kraštą dabar ataka. Ir jau šiose rungtynėse ant visiško bedugnės krašto balansuoja Panevėžio komanda. Jauni žaidėjai, gana jauna sudėtis. Čia jeigu pirmą kėlinį dar pavyko neblogai laikytis ir varžovai progų nelabai turėjo, tai antrajame kėlinyje galima sakyti jau pernelyg daug progų turi Granitas. Ir tikėtis, kad neįmuš tokiose situacijose, na būtų naivu. Marijus Vaizdžiui irgi. 2 smūgiai vartų ploto praktiškai ir 2 įvarčiai išgelbėti komandos tose situacijose jam nepavyko. Na, galbūt Ekranas dar tiki, kad gali pasiekti teigiamą rezultatą. Manau, kovos iki pabaigos. Tačiau tas 0-2 turi ir per jaunų žaidėjų psichologiją tikrai, taip sakant, kirsti. Čia baudos aikštelėje. Ir pražanga. Taip, 11 metrų baudinys.
11 metrų baudinys, klausimas, ar čia reikėjo prasižengti. Labai akivaizdi pražanga, klaidinamas judesiais ir ekranas grįžta į žaidimą. Bravo šiai komandai. Čia matome pavyzdį, ką reiškia kovoti iki galo ir nenuleisti jokių būdų rankų. Bravo dabar kapitonai, Donatui Petrauskui, 6 numeris, jis tą baudinį uždirba ir kas smūgiuos Elivelto? Ne, Šušneras. Šušneras muš nuo 11 metrų žymos. Elivelto yra lyderis ir jei jis muštų baudinius būtų tik tai normalu, tačiau galbūt Šušneras sakė, aš noriu mušti. Aš jaučiu, kad aš galiu. Ir pažiūrėsime, kuo baigsis ši situacija. 11 metrų baudinys, šansas Panevėžio ekranui grįžti į žaidimą ir sušvelninti atsilikimą. Leidimas duotas, Šušneras labai gražiai. 2-1, Panevėžio ekranas mažina atsilikimą iki minimumo. 2 Roberto Poškaus įvarčiai, tačiau čia uždirbtas 11 metrų baudinys ir super rezultatyviai prasideda antrasis kėlinys. Per 10 antrojo kėlinio minučių mes išvydome 3 įvarčius. 2 kartus įmušė Poškus, 1 kartą įmuša Šušneras. Čia matome emocijos. Nori skubėti Elivelto, varžovai to neleidžia daryti. Ir turėtų būti nuo to tik tai įdomiau. Na, Eduardas Kurskis, aišku, irgi piktas, jis irgi vienas iš trenerių štabo narių. Ir aišku, jo irgi netenkina tai, kad komanda va taip greitai įmušusi, sakykime, 2 įvarčius ir atsidūrus tikrai geroje situacijoje, sugeba iš karto praleisti. Čia be pražangos, su pražanga vis tik žaidžia ekranas. Manau, dabar toks savotiškas įkvėpimas turėtų ateiti šiai komandai. 0-2, blogas kėlinio startas, kelios klaidos, na, kartais tada komandos būna visiškai sugniuždytos, bet ne ekranas. Ekranas savimi tiki ir kovoja iki galo. Nu, Poškus, aišku, fantastiškai įsilieja žaidimą, ne tas žodis. Čia Mandinio prieš Poškų. Keli varžovai ir ten labai sėkmingai Šušneras ginasi. Na, mes čia tiesiog plaukime Klaipėdoje. Kai čia pradeda lyti lietus, dirbti yra super sudėtinga, net patys neįsivaizduojate, nes viskas lietės praktiškai tiesiai ant galvos, nors ir šioks toks stogas yra, bet jis nieko neapsaugo. Ir tikėkime, kad aparatūra neperkais, nesusproks ir transliaciją matysite iki pabaigos. Jeigu jau kažkas nutiks, tai žinokite, kad tai dėl to, kad tokios tos sąlygos ir nėra labai paprasta kovoti ir su lietumi, ir su gamtos sąlygomis, ir, sakykime, dar tiesioginį savo darbą atlikti. Čia Mandinio perdamas į priekį, Donatas Nakrošius. Šauniai grūmėsi ir šioje situacijoje. Kol kas jam jokių priekaištų būti turbūt negali ir toliau šiose rungtynėse. Jis labai patikimai žaidžia. Na, ekranas, pažiūrėsime, galbūt dabar bus kaip ant sparnų. Būtų įdomu, jei pavyktų šiai komandai išlyginti rezultatą. Šušneras kaip komandos lyderis pasiėmė kamuolį ir šaltakraujiškai realizavo 11 metrų baudinį. Mandinio. Elivelto, na vėl, krūtinė fantastiškai žaidžia šis jaunas žaidėjas. Ir jaunas, ir mažas. Ir čia standartinė situacija, dar kažką pasikalba ten. Šiek tiek pikčiau. Kai kurie žaidėjai, na, emocijos nežinau, kuriai komandai dabar naudingiau. Ir standartinė situacija. Dabar jau dešinė koja, tai Stanulevičius į baudos aikštelę, labai nevykęs perdavimas ir skėsčia rankomis ten ir komandos draugai, sako, na kas čia per perdavimas. Absoliučiai jokio pavojaus nebuvo šioje situacijoje. Tadas Norbutas. Tikrai kol kas nepriekaištingas jo žaidimas, ar galėjo jis kažkuo savo komandai padėti toje situacijoje, kai buvo praleistas įvartis, turbūt kad vargu, nes tai buvo 11 metrų baudinys ir 11 metrų baudinius žaidėjai privalo realizuoti. Puikiai perimamas kamuolys, toks daug atviresnis, smagesnis futbolo žiūrėjimo antrajame kėlinyje. Dabar labai svarbu Nakrošiui buvo tiksliai sužaisti, neleisti, kad Elivelto gautų kamuolį ir atsidurtų vienas prieš vartininką, jam tai pavyksta. Čia vėl per lėtai viską Granitas daro. Armando puikiai sukasi. Tamulevičius. Ir visiškas nesusikalbėjimas. Ir Marius Kinderis rėkia ant savo komandos, sako, kodėl tą pusę buvo duodamas kamuolys, kai čia krašte buvo Simonas Urbys ir buvo galima sužaisti per jį, galima buvo duoti perdavimą jam. Kodėl buvo pasirinktas kitoks sprendimas. Aišku, treneris pergyvena už savo komandą ir jis supranta, kad tie neteisingi sprendimai įtakoja paskui ir galutinį rezultatą. Tamulevičius gauna per kojas gana grubiai dabar. Tačiau stojasi, žais toliau. Šiandien rungtynės, kur apskritai tų stabdymų nelabai yra. Pamatytumėt, kaip mūsų transliacijos režisierius čia kankinasi.
tikiuosi, mūsų futbolo TV Titanikas šiandien išplauks. Nenugarmėjęs, nu, Paulius Daukša čia su kamuoliu. Elivelto palieka kamuolį Daukšai, čia Armando. Mandinio labai lengvai pro pilotą, Mandinio dar vieną varžovą bando išprausti. Nu, dabar galbūt ir pernelyg bandė viską padaryti vienas. Čia ginasi jau dviesi ekraniečiai ir atimamas kamuolys. Tiesa, paskui vis tik jį turi jau Klaipėdos Granito komanda. Urbys. Daug kovos, abi komandos labai užsivedus. Ten vienas iš žaidėjų ant dviejos. Edgaras Baranauskas, jei neklystu, ir reikėtų išmušti kamuolį už aikštės ribų. Reikėtų šiam žaidėjui suteikti pagalbą. Teisėjas prieš, bando įsitikinti, kas čia nutiko. Žiūrėsime, ar sakys medikams žengti į aikštę ar ne. Panašu, kad to neprireiks. Stojas ant kojų ir tęs rungtynės. Kovotojas Edgaras Baranauskas. Ir tikrai čia buvo ne pats lengviausias epizodas. O čia galimybė. Baranauskas prieš Šušnierą. Šušnieras labai neblogai dabar žaidžia gynyboje ir Daukša perima kamuolį, tiesa ten. O čia jau dabar Baranauskas gaus kortelę, nes nereikia užsipulti šoninio teisėjo. Ne, geltona kortelė Šušnierui dabar skiriama. Baranauskas taip, galbūt teisėjas netaip sušvilpė šią situaciją, kaip jam norėjosi. Bet, na, nereikia užsipulti šoninio teisėjo, nes dabar pasiseka tiesiog, kad negauna kortelės. Labai tokia pikta reakcija. Arbitro atžvilgiu ir teisėjai dažnai už tokius situacijas parodo kortelę. Reikėtų valdyti emocijas. Darnas Ribokas, aišku, atlieka tokias standartinės padėtis. Ribokas arčiau vartų ir vėl ekranas labai sėkmingai ginasi. Galbūt dabar gaus pagaliau kamuolį Elivelto, nuo varžovo pabėgti jam nėra ką veikti. Čia bus geltona kortelė, paskui atidėta pražanga, užlaikymą už marškinėlių. Manau, teisėjas tai įsidėmėjo. Ataka tęsiasi, Simonas Urbys. Labai gerai pamato dabar Armando. Ir Mandinio perdavimas į baudos aikštelę. Ten kamuolio niekas negaus. Dabar jau Urbelį niekas neleidžia suktis, galop pasiekė kamuolys adresatą, tačiau viskas va taip baigėsi, galėjo būti dar viena labai pavojinga ataka. Aišku, ekranas priverstas yra suaktyvinti žaidimą puolime. Jeigu nori taškų, laiko dar yra. Pasiekti teigiamą rezultatą tikrai yra įmanoma. Čia vėl greit, čia jau kita pražanga ir geltona kortelė Urbelį. Be jokių kalbų. Geltona kortelė yra parodoma, už tą ankstesnį epizodą, kur buvo pražanga prieš Elivelto, kur buvo laikomas už marškinėlių, teisėjas kažkaip pagailėjo žaidėjo, sakykime. Čia Šušnieras ant dviejos ir jam gali prireikti ir medikų pagalbos. Jeigu taip, tai būtų gana didelis nuostolis. Geltona kortelė baudžiamas 11 Granito numeris Rokas Urbelis. Baudos aikštelėje gausios pajėgos. Petrauskas tiksliau buvo ant dviejos, atsistoja, tęs rungtynės. Aikštėje greitai pasirodys Tomas Dabkus ir pažiūrėsime, ką jis pakeis. Gali būti, kad viena iš kraštinių žaidėjų. Ačiū Dievui, pagaliau lietus baigėsi. Arčiau vartų siunčiamas perdavimas ir 2-2. Ekranas lygina rezultatą. Šušnieras yra tas žmogus, kuris šiandien žudo Granitą. Poškus 2 kartus pasiuntė kamuolį į vartų tinklą, tačiau Šušnieras įmuša nuo 11 metrų žymos, o dabar įmuša po gero perdavimo. Ir Norbutas tiesiog sušaudytas iš artimos distancijos, buvo leista būtent šiam legionieriui mušti į vartus ir jis išnaudoja šansą. Va kokios rungtynės. Na, kai Poškus įmušė 2-0, sakiau, kad tai gali būti ir viskas, bet nieko panašaus. Nieko panašaus, bravo ekranui ir tikrai šiandien kovoja ši komanda tiesiog nerealiai per labai trumpą laiką sugeba išlipti iš tos sunkios balos. Ir Dabkus, aišku, pasirodys aikštėje jau ir su šypsena ir treneris jį palydi. Čia Elivelto gauna kamuolį. Elivelto baudos aikštelėje ir truputėlį susipainė dabar pats savo driblingo arsenale. Nepavyksta taip, kaip norėjo viskas. Rungtynės iš tokių gana gynybinio plano rungtynių, kur po pirmo kėlinio buvo 0-0 ir nelabai buvo progų. Antrajame kėlinyje jau 4 įvarčiai per super trumpą laiką. Vargu ar kas nors galėjo tai prognozuoti. Na, o ką keis Tomas Dabkus, keičia jis va taip, Simoną Urbį.
Keitimas ekrano komandoje 22 numerį. Simonas Urbys baigė savo pasirodymą. Dabkus užims, manau, jo poziciją krašte. Tai žaidėjas, kuris šiame sezone tikrai ne visada žaidžia startinėje sudėtyje, tačiau šiandien tokį šansą gavo pasirodyti aikštėje po keitimo. Startinėje sudėtyje Dabkus žaidė ne vieną kartą šiame sezone, bet taip pat įsitvirtinti, tapti tvirtų pagrindo žaidėjų Dabkui kažkaip nepavyksta. Kokios priežastys? Na, klausimas. O kad pranašumą psichologinį dabar tikrai turi jau nebe Granitas Okranas, tai tiesiog faktas. Nes pirmajam 2-0 yra labai nemalonu, kai per trumpą laiką pats praleido 2 įvarčius. Jau geriau tada pralaiminėti 0-2 ir išsikapstyti, išlyginti pusiausvyrą, taip kad psichologiškai dabar jau pranašumas turėtų būti būtent Panevėžio Ekrano komandos pusėje. Čia antrame aukšte be pražangų žaidžiama. Donatui Petrauskui reikia stotis ir žaisti toliau. Per stiprus perdavimas atrodė šiek tiek Borusui, bet Borusas tikrai šauniai grumėsi, šauniai kovoja. Čia kam bus paliktas kamuolys, tiesiog paliktas jis Rokai Borusui, kad Borusas grąžintų kamuolį į žaidimą. Reto grožio rungtynė šiandien, tas būtent antrasis kėlinys, galbūt norėčiau pabrėžti. Bravo, aišku, Poškui, jis parodė, kad dar gali žaisti ir žaisti tokiame lygyje. Iš kitos pusės, aišku, kai komandos lyderis yra tikrai patyręs toks žaidėjas kaip Poškus, kuris nuo vasaros ilgą laiką nežaidė ir staiga grįžta į aikštę ir iš karto vėl tampa lyderiu, tai galbūt ir parodo, kad su puolimu yra bėdų. Elivelto jis greitesnis, bet vėl puikiai blokuoja dabar kamuolį Donatas Nakrošius. Šiandien tikrai labai gerą balą galima parašyti Donatui Nakrošiui už jo žaidimą. Taip, klaidų aišku padarė. Sakykime, Granito komanda apskritai ir ypatingai kitas antras įvartis buvo praleistas, Granitas klydo. Na, čia reikia žaisti toliau. Gotaras Vasiliauskas, neblogas jo debiutas kol kas. Ir čia nuošalė vėl eilinį kartą. Edvardas Tamulevičius. Negali patikėti skėsčio rankomis, bet nuošalė buvo turbūt. Ko pirmajame kėlinyje nebuvo iš ekrano pusės, tai atsirado antrajame kėlinyje. Tai yra išėjimas geras į pavojingas atakas. Elivelto. Teisėjas nefiksuoja akivaizdžios pražangos dabar prieš Mandinį, o čia jau kažkas įdomesnio, perdavimas link Salomanavičius ir vėl Nakrošius puikiai stato korpusą. Ir tikrai ne vieną kartą savo tokiais būtent epizodais gelbėjo komandą. Čia galima kitą kraštą duoti pilotui, pilotas ten prašė kamulio, tačiau tai būtų buvęs toks ir rizikingas. Gana perdavimas, nebuvo ideali situacija. Poškus atiduoda kamulį atgal. Ir jau vienu metu sakė Poškus, kad jau lyg ir neplanuoja žaisti daugiau A lygoje, bet situacija privedė iki to, kad Poškus žaidžia ir šiandien įmušė 2 įvarčius. Vos pasirodęs aikštėje. Oi, gražiai Baranauskas žaidžia ir Mandinio. Tai pažeidžia taisyklės. Pats puikiai supranta, kad buvo neteisus šioje situacijoje, net nesiginčia su teisėju. Ir atstumas toks iki vartų, kad tikrai galima pramušti. Laiko dar yra. Šiandien abi komandos, manau, tikrai yra nusiteikusios pakovoti dėl tos pergalės. Granitui norėtųsi įrodyti, kad tas 2-0 pirmavimas nebuvo atsitiktinumas, Ekranui norėtųsi įrodyti priešingai, kad tai buvo kaip tik atsitiktinumas. Priežastis, aišku. Pagrindinė liūdesio šiandien yra Poškus. Kalbu apie Ekraną ir Granitui didžiausias liūdesys yra Šušnieras. Pilotas, ne pilotas, prašau, aišku, kad Ribokas. 10 numeris, jis prie kamuolį, jis kairė koją ir jis gali mušti į vartus, o čia va taip viskas padaroma ir kažkur Žuvėdras dabar gaudo. Kamuolys, nelabai sėkmingas smūgis, bet tikrai jokių priekaištų Robertui Poškui būti negali. Kai tai muši 2 įvarčius per trumpą laiką, dėl to, kad tau nepavyko gerai atlikti baudos smūgio, tiesiog jokių būdų tu negali pykti dabar ant šio žaidėjo. Ant šio žaidėjo ar ant tai trenerio. Oi, kaip gerai, Armando dabar perima kamuolį, puikus perdavimas, Tamulevičius vienas prieš vartininką yra ten ir Elivelto ir 3-2. Va taip viskas klostosi šiose rungtynėse, sunku patikėti, tačiau Ekranas sugeba iš 0-2 išsiveržti į priekį 3-2. Puikiai ataka, dabar Mandinio padarė visą darbą, atliko auksinį perdavimą, ten Tamulevičius atsidūrė vienas prieš vartininką, jo smūgis ir rezultatas taip. Rezultatas tampa 3-2.
Na, Granitui labai sunku bus. Labai sunku bus Granitui dabar išsikapstyti iš šios situacijos, nes, na, ekranas ką šiandien rodo, ši komanda turi neįtikėtiną. Ši komanda turi tokį charakterį ir tuos tiesiog sunku patikėti. Prisipažinsiu, tikrai po 0-2 aš netikėjau, kad ekranas šiandien išsigelbės. Kažkaip šiandien netikėjau. Ir atrodė, kad komanda ši jauna gali palūžti, bet nieko panašaus. Mariaus Kinderio, Valdo Dambrausko šiandien nėra, tačiau aišku, kad jis su šia komanda atliko kosmiškai daug darbo, galbūt dar atliks. Mes nežinome ir galima paploti tik treneriams už tai, ką jie daro su šia komanda. Granitui aišku, na dabar nelabai sėkmingai pavyko sužaisti, bet labai daug prisidėjo ir stipriai prie šio įvarčio, būtent Mandinio. Ir tai, kaip Mandinio atliko perdavimą Tamulevičiui, tai buvo fantastika. O apie Tamulevičius, sakiau, jis gali visas rungtynes tylėti, negauti kamuolių, nieko negauti. Ir tada vienas šansas ir jis gali įmušti ir taip ir atsitiko. Ir 3-2 ekranas pirmąją prieš Granitą, antrajame kėlinyje jau 5 įvarčiai ir tai gali būti dar ne pabaiga. Darnas Ribokas čia paerzina Tomą Dabkų. Nu, kiek emocijų šiandien. Geras perdavimas arčiau vartų, Marius Suvaizdis sėkmingai muša kamuolį ir čia pavojinga ataka, tačiau adresato kamuolys nepasieks. Na, Granitas per likusį laiką priversas tiesiog bus dar labiau aktyviau žaisti priekyje, būtent, nes 2-3 visiškai netenkina šios komandos, o ekranui reikia dabar jau kantrybės ir patiems sulaukti galbūt labiau būtent kontratakų. Rungtynės vienas iš gražiausių šiame sezone, tiesą sakant. Pirmas kėlinys buvo, būkime atviri, toks gan nuobodokas, nebuvo progų, nebuvo smūgių beveik. Bet antrajame kėlinyje 5 įvarčiai, viena komanda pirmojo 2-0, kita įmuša 3 išvykoje per trumpą laiką, išsiveržė į priekį. Toks futbolas mums patinka, toks futbolas mus veža ir dėl tokio futbolo mano žmonės ir eina į stadionus ir palaiko savo mylimas komandas. Pusė antrojo kėlinio, tik tai laiko sužaista. Ir 5 įvarčiai jau. Ir ką dar 5 pamatysime. Na, būčiau visai nieko prieš. Galbūt matysime hetriką, ar tai iš Ušnero, ar tai Roberto Poškos, tikrai gali būti ir vienas ir kitas variantas. Pilotas. Ir čia, labai daug iš ekrano pusės emocijų teisėjų atžvilgių, bet nereikėtų čia diskutuoti, nereikėtų kalbėtis, reikia žaisti toliau, taip kaip komanda žaidė. Gotaras Vasiliauskas. Ramiai, užtikrintai, gražiai čia ekranas viską atlieka. Tačiau nelabai yra variantų atiduoti kamuolį, tenka duoti atgal. Ten Granitas, aišku, spaudžia. Livelto galva. Nepaisant to, kad subintuota galva, antrame aukšte žaidžia ir šiandien neblogai. Galėjo, aišku, toje situacijoje Tamulevičius ir perdavimą atlikti. Mušė pats, viskas baigėsi įvarčiu. Čia lipa ant kamuolio Baranauskas. Pačiam nepasiseka tiesiog. Ir Mandinio. Dar vienas geras perdavimas. Tikrai šis žaidėjas daug duoda ekrano žaidimui. Čia pražanga prieš Livelto buvo ir toliau puikiai ginasi Nakrošius ir taisyklių pažeidimas ten buvo ir teisėjas, aišku, užfiksuoja. Tiesiog laukia ir žiūrėjo, ar Livelto pabėgs ar ne. Sunku gintis prieš Livelto, bet sakyčiau, Nakrošius šiandien gana gerai savo darbą atlieka. Aišku, norėtųsi man pažiūrėti pakartojimus, tų, sakykime, įvarčių, antro, trečio ekrano galbūt. Tačiau šiandien, sakiau, tokios galimybės visiškai neturiu ir todėl matau tą patį, ką matote jūs. Dar kartais jūs ir geriau viską matote. Nes jūs matote visą vaizdą, aš stoviu čia bokštelėje ir nematau, tarkim, kampinių visai. Dar vienas standartas. Ir ten jau dabar tikrai nesėkmingai atlikta. Ten prie tolimo virpsto šį kartą nieko nebuvo. Tadas Norbutas kėšė rankomis, sako, vyrai, kur jūs, kukų? Kam man duoti kamuolį? Kurią pusę? Kam? Dabar jau visi išeina ir nelabai sėkmingai. Norbutas išmuša kamuolį, grumtynės antrame aukšte. Mandinio. Labai gerai vėl viską daro Mandinio. Čia Livelto prieš Nakrošį ir Nakrošis tikrai ir supykęs, ir užsivedęs ir nors jam įrodyti, kad jis gali sustabdyti ir galbūt geriausią lygos žaidėją. Čia tikrai Donatas Petrauskas nepaiso autoritetų ir pažeidžia taisyklės prieš Poškų, bet ir savo kamuolį. O čia jau taisyklių pažeidimas. Ir geltona kortelė. Baranauskai reikia šiek tiek nusiraminti. Prieš Tamulevičių buvę komandos draugai, dabar vienas kitą, sakykime taip, tarsi per šienapjūtę derlių dabar renka. Tamulevičius, jei negalės tęsti rungtynių, tai bus didelis nuostolis. Kietai labai sužaidė prieš jį Edgaras Baranauskas. Bet vėl, keitimų yra, jeigu reikės, variantų bus. Granitas žaidėjas
numeris 22 Edgaras Varanauskas, baudžiamas geltona kortele. Galim pažiūrėti, kas yra ant atsarginių žaidėjų suolo ekrano komandoje. Tai vartininkas Aleksandrovas Rilis, aikštės žaidėjas Sigitas Urbys, Jonas Kinderis, Dominikas Doniela, beje, pirmą kartą registruotas lygos rungtynėms, ir Filipe Silva Elijas. Dabkus jau pasirodė aikštėje. Ką turi Granitas? Turi dar Justą Vilavičių, Aivarą Lukošių, Artūrą Kurbangalievą ir vartininką Luką Lidakevičių. Na, patenkinti ekrano žaidėjai savimi, aišku, kad patenkinti. Kai sugebė demonstruoti tokį charakterį ir sugebėjo pirmauti 3-2, nors jau pralaiminėjai. Ir pralaiminėjai ne vieno, dviejų įvarčių skirtumų. Ir tikrai žaidė su nestilpniausia toli gražu lygos komanda. Aišku, kad tai yra įspūdinga. Šušneras. Perdavimas į kraštą, Dabkus gerai kamuolį priima, tačiau buvo nuošaliai atsidūręs. Retai būna atvejis, kad ekranas įmuštų 3 įvarčius ir Livelto neįmuštų nei vieno. Na, šiandien viena iš tokių būtent dienų. Čia Livelto gali tik pristabdyti, jo negali pilnai sustabdyti ir šiandien mes tai matome. Šušneras. Vėl į priekį labai gerai, Tamulevičius dabar krūtinė netaip susistabdo kamuolį kaip norėjo. O čia pilotas. Na, tų tokių klaidų kažkokių pasipila, kurių anksčiau nebuvo. Pirmajame kėlinyje Granito komandoje ir tos klaidos yra, sakyčiau, situacijos pasekmė. Paprasčiausiai, kai tu pirmauji 2-0 ir staiga praleidi 3 įvarčius, tas pasitikėjimas išgaruoja savimi. Supranti, kad vėl reikia skubėti, kad rezultatas tavęs absoliučiai netenkina ir nuo to geriau netampa. O ekranas dabar kaip ant sparnų ši komanda. Ši komanda tiki, kad gali laimėti ir prieš Madrido Realą. Čia akimirka jų psichologinė būsena yra būtent tokia. Čia nėra nuošalės, reikia žaisti toliau. Edvardas Tamulevičius linkėjo jau skuba Meškinis. Tamulevičius jungia aukštesnę pavarą, žiūri, kas yra baudos aikštelėje ir labai tragiškai nesuvaldo kamuolio šioje situacijoje. Ir keitimą matysime greitų metų ekrano komandoje. Nežinau, kas pasirodys aikštėje, tačiau mes pamatysime tai. Na, šiame sezone daug debiutantų ekrano komandoje, kurie prieš tai nežaisdavo lygoje ir šiame sezone gauna ir gauna daug žaidybinio laiko. Rokas Urbelis. O čia jau gražu ir... Jau atrodė, kad kamuolys suplėšęs vartų tinklą, tačiau truputį trūksta. Geras buvo smūgis, labai gražiai kulniukų pardentas kamuolys ir tikrai galėjo išlyginti rezultatą Granito komanda. Kiek pirmas kėlinys buvo tylus ir ramus, tai galima sakyti, kad ta tyla buvo prieš tikrą audrą, prieš tikrą tsunamį, prieš didelę futbolo stichiją. Ir antrame kėlinyje tiesiog beprotiškas rungtynių tempas, daug progų. Ir labai gražus futbolas, kurį kol kas matome. Čia gynėjai svarbu sužaisti sėkmingai. Poškus ir dar Poškus ir toliau baudos aikštelėje. Kaip ekranas išlipa dabar iš balos. Su Poškumi žaisti sunku. Čia vėl Livelto ir vėl pražanga prieš jį. Bando dabar... Ne, Livelto pražanga. Toks įdomus, sakyčiau, sprendimas, tačiau teisė šalia. Jis matė, viską geriau buvo, tai buvo. Nėra ko ginčytis, reikia žaisti toliau. Gribokas prie kamuolį ir siūsi baudos aikštelę, nes antrame aukšte tikrai Granitas šiandien gerai grūmėsi. Nu, būtų įdomu, jeigu Granitas sugebėtų ir išlyginti rezultatą, ten ar nuo Riboko tolimas perdavimas ir ten niekas neliečia kamuolį, šis tiesiog keliauja už aikštės ribų. Marius Kinderis sako ramiai. Nes savo vartininkui Marijai Suvaizdžiui sako, kad nėra kur skubėti, situacija gana gera. Ir tikrai ne ekranui dabar reikia skubėti ir ne ekranui reikia skaičiuoti kiekvieną minutę. Tikrai vienas iš įdomiausių šio sezono lygos rungtynių. Na, aikštėje pasirodys Jonas Kinderis, 17 numeris, taip pat trenerio sūnus, tačiau tikrai ne dėl to jis žaidžia ekrano komandą, kad jis yra trenerio sūnus. Jei kas nors apie tai pagalvojate, tai netrukus pamatysite, ką šis vaikinukas yra pajėgus parodyti. Tikrai labai talentingas, žiauriai talentingas žaidėjas. Yra Jonas Kinderis, jaunas. Jam viso labo yra 17 metų šiuo metu ir šiame sezone jis debiutavo lygoje. Ir šiandien tikrai svarbus momentas šiuo metu, tačiau Kinderis bus metamas į kovą ir tai, manau, treneriai daro gana drąsiai. Treneris daro labai drąsiai, nes jau ne kartą šis žaidėjas yra išbandytas rimtame mūšyje ir sėkmingai žaidžia ir dublerių pirmenybės ir manau, kad vaizdo jokių būdų negadins. Vietoje ko, na, tai mes pamatysime visai netrukus. Borsas nori pražangos, pykstant teisėją.
Na, dabar koksgi keitimas. Skinderis vietoje ko? Keičia puolėją. Edvardą Tamulevičių. Tamulevičius daug jėgų atidavė, puikiai kovojo, įmušė trečią komandos įvartį. Ir dabar palieka aikštę. Vietoje jo Jonas Skinderis. Spaudžia treneris ranką Tamulevičius, sako šaunuolis. Jokių pretenzijų jam šiandien tikrai būti negalim. Čia vėl to krūtinė numeta kamuolį, bet nieko iš komandos draugų nebuvo. Šušneras. Šušneras akylai prižiūri Poškų. Čia pasiekmė, galbūt šypsosi labiau ekraną ir laikomas vėl Elivelto. Na, Krašas protingai žaidžia, taip ir reikia daryti, reikia provokuoti Elivelto, reikia palaikyti už marškinėlį, reikia stumtelėti, reikia galbūt iš alkūnės truputėlį, kai teisėjas nemato jam kur nors vožtelti, nes tu kitaip jo nesustabdysi. Jeigu tu su juos žaisi švelniai kaip su kokia princesė arba barbė, na tai tu liksi tiesiog kvailio vietoje ir įsimuš 3 įvarčius. Ir todėl labai teisingai reikia pagudrauti, reikia palaikyti, reikia paprovokuoti, paerzinti galų gale. Taip ir būna žaidžiamas su gerai žaidėjais, bet iš kitos pusės jie prie to yra pripratę, jau jų laikydamas už marškinėlį irgi labai nenustebins. Bet tai labai subtiliai daro tas pats Nakrošius. Jis daro taip, kad negautų kortelių ir tik tai bravo štai jam. Tai ir futbolo dalis. Dar matysime vieną keitimą ekrano komandoje. Daug jaunimo metamo į kovą. Ir aikštėje pasirodys 30 numeris. Dominikas Doniela, jam tai bus debutas lygoje, manau, galbūt ir daužasi širdis, ir plakas sparčiau širdis jam. Tik tai 17 metų šiam vaikinukui. Ir pirmą kartą lygos rungtynės jis pasirodęs aikštėje, nes panašu, kad jis yra pasiruošęs ten žengti ir padėti savo komandai. Kad tokie drąsūs tikrai sprendimai. Elivelto link Mandinio. Mandinio labai gražiai techniškai link Elivelto. Elivelto įvertinti situaciją, žiūri, kur yra Dabkus. Gali žaisti ir pats. Prašo kamuolio Daukša, tą kamuolį gauna, vėl Elivelto ir čia jau praranda kamuolį pavojingoje vietoje, labai ekranas. Rytis pilotas, bet perdavimas Ryčiui per stiprus ir ten yra Šušneras. Šušneras dabar neprotingai žaidžia, labai neprotingai žaidžia, teisėjas sako, nebuvo pražangos. Ne, tai ne. Diskusijos čia nepadės, čia ne diskusijų klubas. Ir Dominikas Doniela, vietoje ko? Kągi jis pakeis 10 numerį, panašu, kad Tomas Solomanavičius. Solomanavičius atidavė visas jėgas, kovoja šiandien. Buvo kas gavosi, buvo kas nesigavo. Šiandien točiui ir vietoje jo Dominikas Doniela. Jaunas vaikinas, tikrai ekrane daug žaidėjų šiame sezone iš tų visiškai tokių žalių jaunų žaidėjų, sakykime, metami yra į rimtą katilą, kuriame verda jau Lietuvos elitinio futbolo aistros ir kas svarbiausia, tie jauni žaidėjai nepasimeta. Kas prieš šį sezoną žinojo, tarkim, Sigitą Urbį. Kas žinojo tokį Donielą. Ir čia galima būtų vardinti Mandinio su kamuoliu. Mandinio puiku šiandien. Labai geri pirmi keli prisilietimai, jungia Dabkų į ataką. Ir čia jau gali būti įdomu, perdavimas tolėliau, ten Doniela. Kamuolį išsaugo aikštėje. Elivelto, baudos aikštelėje, jo taškas arčiau vartų, Skinderis, na ir nepavyksta. Ekraną išnaudoti šio tikrai gero šanso. Į ekranas įmuštų 4 įvartį, na, nesakyčiau šiandien, kad viskas baigta, nes jau vieną kartą sakiau, kad galbūt šiandien tai ir pabaiga. Tačiau matome, kad tai yra futbolas. Čia Skinderis iš karto yra griaunamas, yra mušamas, per kojas gauna stipriai jis. Čia jau reikia žaisti toliau. Laiko dar yra, svarbiausias rungtynių akimirkos atėjo ir matome puikų futbolą. Puikų antrąjį kėlinį, Justas Vilavičius pasirodys aikštėje Klaipėdos Granito komandoje. Ir jis bus, apskritai su Vilavičiumi įdomi istorija, kai gavau pirmą protokolą, ten nebuvo Vilavičiaus pavardės. Ir paskui prieš pat rungtynių pradžią ir tai sistemoje dabar naujoje, kurią naudoja komandos ir federacija ir taip pat oficialiame protokole buvo įtrauktas Justas Vilavičius kaip atsarginis žaidėjas. Nežinau, kodėl ten taip viskas buvo. Čia Tadas Norbutas ir bet kuriuo atveju buvo taisyklių pažeidimas, jis bando greitai viską įvesti į kamuolį į žaidimą, nepavyksta. Na, kai skubiai, aišku, būna kartais klaidų ir Granito komanda šiandien negali sakyti, kad tų klaidų nedaro. Bet antrame kėlinyje laiko galvoti nelabai yra. Reikia tiesiog bandyti pulti. Dabkus labai gražiai žaidžia. Daukša laikomas, Daukša sugeba atlikti perdavimą ir dabar sustabdė treneris teisėją žaidimą, pyksta dėl to ekraniečiai. Viskas ten atrodė, kad labai pavojingai klostosi. Ekrano fanai, na, tiesiog fantastiškas jų nuotaikas. Kai matai fantastišką mačą,
Kai matai, kaip kovoja tavo komanda, tu negali būti nelaimingas tiesiog. Čia Livelto. Spėja prie kamuolio. Kitas žaidėjas tokia vietoje nespėtų ir čia Livelto dar ir griaunamas yra. Tačiau teisės vis tik užfiksavo, kad kamuolys paliko aikštės ribas ir tokiu atveju ir ta pražanga jau nebesiskaito. Reikia žaisti toliau. Ir Livelto ir visiems kitiems. Teisėjas sako, kad nieko nebuvo. Leidžia žaisti toliau, o tarpu Granito žaidėjas ant vijos reikėtų išmušti kamuolį galbūt. Čia dar viena pražanga, dabar jau jį fiksuojama. Na, labai emocingos rungtynės. Ir Justas Vilavičius, 9 numeris, kągi jis pakeis šiandien. Aivarą Miškinį keičia 35 numerį. Kovoja šiandien Aivaras, jokių pretenzijų turbūt jam. Dėl atsidavimo, dėl požiūrį rungtynės tikrai šiandien... Taip, vėlgi, kaip ir visai komandai, turbūt kažkas nesigavo, jeigu pralaimi, bet tikrai nebuvo tas žaidėjas, kurį mes čia galėtume kažką blogo apie jį sakyti. Stengiasi, kovoja, taip, šaunuolis. Kažkas gavosi, kažkas vėlgi galbūt ir nesigavo. Arnas Ribokas, su tarpai baudos aikštelė, ten sumaištis tokia lengva, ekranas apsigina, ar pavyks nubėgti greitą ataką. Daniela tikrai greitas, kupinas jėgų ir manau, kad jeigu bus šansas, bandys sureksti komandai pavojingą kontratą išpolį. Ojojoj, kaip dabar slysteli žaidėjai lygiose vietose. Čia Nakrošius galima mušti į vartus. Virš vartų skrieja kamuolys. Donatas Nakrošius pabandė savo laimę. Ir čia iš karto kamuolys atiduodamas Marijui Suvaizdžiui. Laiko lieka vis mažiau, laikas labai spaudžia Klaipėdos Granitą. Rezultatas 3-2. Rokas Urbelis, kuriam laikui palieka aikštę. Kažkokią pagalbą jam reikia suteikti, neklystų. Dabkus kokį kamuolį ištraukė, mirtina tiesiog. Čia matote patys, iš karto, tik gauna kamuolį Livelto, iš karto 3 kartus per kojas. Ir norėtų ir geltonos kortelės, aišku, Livelto. Nesunku jam lietuviškame futbole, kuris yra kovingas, kietas, daug fizinės kovos. Ir pernelyg čia niekas nesaugo. Dabkus, labai neblogai taip kitkai įsilėja žaidimą Dabkus. Čia emocijos, bet Dabkus pralaimėjo šią dvikovą. Kiek emocijų. Ar ne? Patys matote, net nelabai kažką reikia komentuoti. Tokias rungtynės yra... Tokias rungtynės malonu yra, įdomu komentuoti ir tokias rungtynės atrodo galėtum komentuoti dieną naktį. Tačiau aišku, kad kiekvienas rungtynės būna kitokias. Kiekvienas scenarijus yra kitoks. Būna nuobodžių rungtynių, tai būna. Būna tokių rungtynių ir tikrai ne kiekvieną dieną. Kad komanda antrame kėlinyje pirmautų 2-0 ir pralaiminėtų pabaigoje 2-3. Tai tikrai retas atvejis. Vienas iš gražiausių lygos rungtynių šiame sezone. Gražiausiamis vis tik nominuočiau Sūduvos ir Trakų dvikovą Trakuose. Tai buvo fenomenalinės rungtynės. Bet čia irgi į top 3 tikrai pretenduojantis mačas. Ir kas prie kamuolio, Mandinio ir Rokas Stanulevičius. Čia gali būti ir perdamas, gali būti įžaidžiamas kamuolys. Abu variantai yra įmanomi. Mandinio, gerai labai atliko šį perdavimą. Mandinio, ataka tęsiasi. Galima mušti į vartus, smūgis, Norėjo trečią įvarčio, Šušneras. Nepavyksta, truputį tikslumas pavedė, bet viską gerai padarė. Susitvarkė, pateko į smūgį patogią poziciją ir tikrai viskas baigėsi didelį pavojimą Klaipėdos Granito komandai, kuri, tiesą sakant, jau kuris laikas nieko tokio pavojingo pati puolime nesukūrė. Urbelis ir ten taisyklių pažeidimas. Negali patikėti Granito žaidėjai, negali patikėti žiūrovai, bet nėra laiko kalbėti su teisėju. Nėra laiko jau net labai ir įvarčiams mušti, reikia skubėti Granitui ir kuo daugiau kalbėsi, aišku, nuo to tik blogiau bus. Tai supranta komanda, atsitraukia ir žaidžia toliau. Čia linkė Livelto, metamas kamuolys, Livelto, ne. Ir toliau Nakrošius. Ir toliau Nakrošius sėkmingai stabdo šiandien. Tadas Norbudas su kamuoliu. 3 įvarčius praleidęs antrajame kėlinyje, vieną iš 11 metrų žymos, bet tikrai vartininkas, kurio nelabai gali kažko šiandien kaltinti. Dabkus. Tikrai šiandien smagiai įsilėjo į žaidimą. Čia va toks sprendimas, ne visai standartinis. Smūgis iš aikštės vidurio. Tikslumo labai trūksta šioje situacijoje.
Ir greitų metų pamatysime ir kiekgi pridėta laiko bus šiose rungtynėse. Čia vartininkas turėtų pasiimti kamuolį. Aišku, nugrius, aišku, dar vieną kitą sekundę sudėks. Bet su vaizdis nepasakyčiau, kad iš tų labai tempiančių gumą vartininkų, bent jau kol kas panašu, kad tikrai greitai jis tą kamuolį visada grąžina į žaidimą. Net ir rungtynių pabaigoje. Granitų jau ir lygiosios. Iš dabartinės perspektyvos žiūrint būtų puiku. Vilavičius į baudos aikštelę. Ten Borusas gali gauti kamuolį. Borusas arčiau vartų, ten Mandinio. Vienas iš geresnių žaidėjų šiandien ekrano komandoje, taip manau. Čia Elivelto ir Rokas Borusas. Na, Elivelto sako, ką tu čia juokini mane. Nereikia. Reikia ramiai reaguoti ir Borusui, ir Elivelto. Ir visi nori laimėti, taip. Taip pražanga buvo, Elivelto juk tai pripažįsta. Piktas Borusas, bet tai futbolas. 3 minutės pridedamos. 3 pridėto laiko minutės. Tiek laiko lieka iki šio mačo pabaigos. Ir ar bus dar įvarčių šiandien? Tai pagrindinis klausimas arčiau vartų. Suvaizdis. Suvaizdis gaudo kamuolį. Ir 3 minutės skiria ekraną nuo, sakyčiau, gal ekranui tai būtų turbūt gražiausia pergalė šiame sezone. Pergalė pasiekta parodžius didžiausią charakterį. Ir Suvaizdis į aikštės vidurį siunčia kamuolį. Ten vėl grumtynės. Elivelto su Borusu. Didelės meilės šie žaidėjai vienas kitam nejaučia. Elivelto laimi šią dvikovą. Na, jis daug ką šiame lygos sezone yra išnervavęs ir daug žaidėjų jo nemėgsta. Nemėgsta, nes jis per geras. Nu, tokiu variantu pasirenka ekrano komanda. Galbūt tiesiog saugus toks pasirinkimas. 2 kamuoliai aikštėje, tada Norbutui tenka išmušti vieną. Laiko lieka vis mažiau. Laikrodis bėga. Laikas bėga. Na, Granitui po tų 2 poškus įvarčių paskui sukurti kažkokių labai gerų progų, tiesą sakant, nelabai pavyko. Teisėjas nefiksuoja pražangos prieš Baranauską. Baranauskas ant vėjos skauda jam, bet Stosis nesupranta, kad atėjo tiesiog lemiamų išbandymų metas ir jau nebėra kada miegoti. Nėra kada gulėti ant vėjos. Elivelto. Dabar jau Elivelto klaidelė. Tokiose situacijose tai nėra ypatingai dažnas reiškinys. Čia Mandinio kaip gerai žaidžia. Kaip gerai žaidžia Mandinio. Jis vienas pasileidžia prieš vartininką ir Mandinio 4-2. Šiandien jis fantastiškas ir neprilygstamas. Ir gol, kaip pasakytų Brazilijoje. Fantastika. Vienas iš gražiausių rungtynių šiame sezone. Vienas iš skaudžiausių rungtynių Granitui šiame sezone. Bet toks tas sportas. Po Poškaus 2 įvarčių pirmavo 2-0. Klaipėdos Granitas, tačiau paskui 2 Šušnero įvarčiai, 1 Tamulevičiaus ir dabar 1 Mandinio. Deda tašką intrigai. 4-2. Šiandien laimi ekranas ir šiandien ekranas tiesiog neįtikėtinas charakteris ir belieka žavėti šią komandą. Komanda, kuri yra visiškoje finansinėje krizėje. Komanda, kuri išgyveno sunkius laikus. Komanda, kuri vasarą atsisveikino su svarbiais žaidėjais. Komanda, kurio galbūt niekas jau seniokai netikė. Ši komanda sugeba pademonstruoti tai, ko galbūt niekas kitas nedemonstruoja. Puikus žaidimas, puikus atsidavimas, kovingumas, na ir Mandinio bravo. Aišku, jis sukūrė Tamulevičiui 3 įvartį. Jis viską padarė ten, tiesiog tobulai ir dabar jis muša savo įvartį pirmą, rungtyniaudamas Panevėžio ekrano komandoje ir galutinai laidoja Granito viltį šiandien pakovoti dėl taško. Granitas vienu metu atrodė, kad jau tampa ryškių favoritų ir tik tai žingsnis skiria nuo pergalės, tačiau 2-0 tai ne rezultatas. Prieš ekraną, kuris antrajame kėlinyje pademonstravęs puikų atsidavimą. Sugeba iškovoti šiandien pergalę, na, vieną įvartį dar galbūt ir gali Granitas įmušti 2, na tai jau turbūt nerealu. Čia pražanga užfiksuota ir aišku skubės Granito komanda. Teisėjas turbūt po štai šio baudos smūgio galbūt ir užfiksuos rungtynių pabaigą. Žiūrovai masiškai palieka stadioną, jie nebetiki Granito komandą. Na, nemanau, kad šiandien galima kažką priekaištauti Granitui tikrai ir buvo atsidavimas, buvo maksimalus kovingumas. Tiesiog, kai tau tenka kovoti, kai tau tenka įti priekį, tu apnuogini gynybą. Aišku, tas 4 įvartis buvo klaida, buvo prarastas kamuolys ir Mandinio apskritai šiandien fantastiškas šis žaidėjas. Visa ekrano komanda fantastiška. Ir Godaras Vasiliauskas debiutantas fantastiškas. Ir pažiūrėkite, ką žaidžia Doniela. Žaidžia Skinderis, kurių 99% turbūt Lietuvos futbolo visuomenės net nelabai žino. Ir Arnas Ribokas. Jo smūgis, gražus smūgis. Marius Suvaizdis reaguoja. Labai gerai viską Arnas Ribokas darė. Gerai pataikė, gerai pramušė, tačiau pritrūko šiek tiek tikslumo jam. Na, o čia standartinė padėtis. Turbūt jau ir paskutinė šiose rungtynėse.
Po tokio blankoko pirmojo kėlinio, antras kėlinys tiesiog nerealus, tiesiog fantastiškas. Čia šansas neįmuša Granitas ir tai yra viskas. Sveikinimai ekranui iškovojus turbūt gražiausią savo pergalę šiame sezone 4-2 ir šias rungtynės jums padėjo stebėti aš, rėkintis komentatorius, emocionalus komentatorius Paulius Jakelis. Geros likusios dienos, draugai, iki.